Labutis gerbėmieji! Kaip išsilaikė? Grįžtu iš po atostogų. Nu, ne, meluoju, negrįžtu dar. Dar biškiuką negrįžtu, dar vis atostogauju. Tai jau susilaukiau klausimų, kur esu dingęs, tai norėčiau pranešti, kad tikrai niekur nesu dingęs. Išėjau atostogų, mėgau jos vasarą, viskas ok. Iš darbų video nededu, nes nedirbu. O šiandien turiu gražią dieną ir nusprendžiu, kad važiuoju pasivažinėti. Važiuoju pasivažinėti su mašina, gal kažkur nuvažiuosiu, išsuksiu iš tų pagrindinių kelių, prasuksiu pro vieną kitą kaimą, galbūt kažką pamatysiu įdomaus, gal bus jum ką parodyti. Tai va, taip man laiką ir leidžiu. O daugiau kaip ir nieko neveikiu, įspūdingai iš tikrųjų, sėdžiu namie, žiūriu vaikus, darau valgyt, o tokias mano atostogas. Dar kiek? Savaitę, man atrodo, ir jau grįžim į darbus. Tai nebe kažkas beliko. Va. O dabar ką? Važiuojam? Važiuojam apžiūrėti padėties, kaip atrodo Norvegijos kaimai. Žiūrėkite, kokį keliuką įsukau. Kalnai, miškai, siaura. Jau su fūra būtų čia tikrai ne kažką. Bet užtat gražu. Gražu, mašinų mažai. Eismas praktiškai nevyksta. Manau, kažką rasim. Blemba, užmačiau prieplauką. Šiaip tai žemėlapį nėra pažymėta, kad čia keltas plaukia. Bet prieplauką tai mačiau tikrai. Tik klausimas, ar prie jos įmanoma privažiuoti kažkaip tais. Čia dabar reikia keliuko ieškoti. Nu jo, blemba, yra kelias. Nu. Ažė tvora pastatyta. Nu. Jo. Yra tvora. Man atrodo, mes pasistatom mašiną ir nueisim piesti tenai. Nu. Lemba čia per... Nu jo, matos biškiuką per medžius čia. Einam, pažiūrėsim, kaip ten atrodo. Blemba čia per tos krūmynus. Nelabai kažką tais, bet yra keliukas. O, čia privatu parašyta. Bet einam, pažiūrėsim. Mačiau, vienas vaikas išvažiavo išsimaudęs iš čia, tai į mane pažiūrėjo. Nesakė nieko, tai manykim, kad galima. Tai einam, pažiūrėsim, kaip atrodo ten. Verta, neverta, kažkas įdomaus ar ne. Tai, o taip atostogas savo leidžiu. Prabangiai, kas į kurortą, kas į Turkiją, Egiptą, dar kažkur tais. O kas va, valkatauja po nesąmonės. O čia žiūrėkit, priekabų kažkokių matos. Einam, pažiūrėsim, nieko įspūdinga. Bet kažkas įdomus bus vis tiek, manau. Traktorių matau kažkokį. Bet įtariu, kad jau jam senai viskas tam traktoriukui. Nu nieko, prieisim, arčiau bus įdomiau apžiūrėti. Jo, jau čia tas traktorius užpuvęs. Nemanau, kad čia jisai važiuoja. Ūkininkas susidėjęs kažką, susistatęs techniką savo. Volvo, ne šiaip savo ant durniaus. Nu. Eikčiau tam traktoriui. Senai mirtis buvo.
Viskas supuvęs. Lemba, kaip jį čia įlipti reikėtų. Per tos voratinklius, per tas žuolės nelabai noriu aš čia braidžiat. Bandykime iš tos pusės. Aba. Nu, kiek čia pravažiavęs? 5020 valandų. Tikit jūs tuo? Ai, žiūrėk, čia jau. Ir tas, kaip ir eskavatorius, tipog. Ką tu, ne šiaip savo ant durniaus? A ne? Ką? Einam pažiūrėt. Kas čia da? Da bairis. Čia blemba. Nu. Čia irgi žiūrėjau, eskavatorius kažkoks, bet tai... O tai kaip jį čia įlipti? Per čia tipo. Vikšrai kažkokie. Visokių nesąmonių. Bet tai blemba, va tokius dalykus. Nei metalą, nei dar kažkur. Tiesiog va, sandėliuoji. Belia kur. 100% čia tą teritoriją išsipirka. Arba tiesiog nieks nebenaudoji. Nu, tas nieks, valstybė. Tai, sako, ūkininkas pasinaudosiu aš. Ai, va čia duris tipo. Taip. Nu. Biški purvina. Aš būsiu traktorists. Kokia nesąmonė, ką? Atvaryčiai, žiai, raktai yra. Ne, kur tau? Sakau, gal dar netyčia užsikurs. Bet ne. Nieka, einam toliau. Pažiūrėt, kas ten gero. Aba. Svarbu sprandą nenusisukti. Gerai bus. Na, čia jau naujesnė technika, čia jau naudojama, tai tikrai. O jeigu naudojama, tai mes ir nelyskim. Priekabą žirgam vežti. Žirgam arkliam. Padangas veikas neišleidusias, tai manykim, kad naudoji. Nu, yra va aparatūros, kurią naudoji, tai tikrai. Kas čia? Kas namelyje gyvena? Nu, šiukšlyns, kas čia bus daugiau. Ne? Kanistras, kamolys. Visokių nesąmonių. Visokiausių nesąmonių. Čia kaip lentpjūviai blemba. Rastų pridėliuota, priguldyta. Ir čia ta priekaba dar netgi užrakinta. Nelabai įsivaizduoju, kas čia toks yra daiktas. Nu čia jau užsidedi rastą, aš taip įsivaizduoju, ne? Nu į ką toliau? Čia variklis, kaip matau. Nu, o tada... Ai va, yra pjūklas. Tik tiek, kad jis jau pavargęs ganėtinai. Ir čia lentas pjaustas su juo. Čia yra mobili lentpjūvė. Va, kas čia yra. Einam pažiūrėti ten. Kaip atrodo padangų pridėliuota. Žiūrėk, čia tai. Tas tai yra čia nuo benzapjūklo daiktas. Tai pačios grandinės nėra. Irgi su jo malkas pjauna. Ką čia dar neįsivaizduoju. Plemba. Nu, čia aparatūros prisidėjęs normaliai, tas ūkininkas. Nu, čia dviratis. Ką čia blemba? Šlangas, aliarkai. Fotelis. Gal kam reiktų? Nereik niekam. Ženklai. Visokių nesąmonių.
Šiukšlyns kažkoks. Ką čia be pridursi? O čia gesintuvų. Kas čia? Valtis? Ne, ne valtis. Neįsivaizduoju net. Čia žinai kas bus? Sauna. Čia yra ne sauna, blemba. Tos baseins tipo šildoms. Va kas čia yra. Bet tik tiek, kad jau jam metų ganėtinai nemažai. Nu, čia ta mano prieplauka. Susenu, suvargus. Nebenaudojama. Plaukdavo kažkas kažkur iš čia. Gylis iš karto aišku nemažas. Neįlūšim. Blemba. Skylės medis. Einam va per čia. Taukšt. Manykim, kad neįlūšim. Jeigu įlūšim, būsim įlūžę, išsimaudę. Beje, faktas. Norvegijoje gyvenu 5 metai. Per 5 metus nei kartą nesimaudžiau vandens telkiny Norvegijoje. Įkišęs kojas buvau ir įbridęs, bet toliau keliu jaučiu, kad ne. Nes vanduo ar vasarą, ar žiemą jis jaučiu nesikišia. Ant kiek šalta. Aišku, norvegai ją maudos ir kad rugsėjo mėnesio galę mačiau, man atrodo. Jau aš sustriukė, jau ją maudęs. Nu, bet yra visokių. Aš ne. Ačiū, bet mėgstu šilumą. Šiandien laukia irgi 28 šilumos. Buvau biški kojas įkišęs. Tai ką aš galiu pasakyti? Visus vidurius sutraukė per sekundę. Tai sakau, gal tiek to apsieisiu ir be maudynių šiandien. Tai apsiprausiau. Ir gerai. Einam dabar. Dar ir čia pažiūrėti. Čia turėtų būti variklis, kuris kelnuoja visą tą prieplauką. Štai įsivaizduoju. Dar vienas dviratis. Nu jo. Jo, čia jau variklis. Geras. Toks įmest. O čia saugikliai. Visokių nesąmonių. Einam dar iki galo, pažiūrėsim. Kas čia gera. Aš labai tikiuosi, kad koks ūkininkas net važiuos čia su botagu gint manęs lauk. Nes ten kaip ir buvo ženklas, privati teritorija. Vaizdiniai kokie gražumą. Pasaka. O valtelė, žiūrėk. Pastatyta. O ten namelis kažkoks matos. O ten iki to namelę čia bandyti arba ten keliu eiti. Aš tiek to. Ten jau bus vis tiek privatus. Ką žinau. Čia apžiūrėjom. Važiuojam kažkur toliau, gal dar kažką rasim, ne? Apžiūrėjom prieplauką, varom dar toliau. Čia tik pradžia kelio. Tas kelias, žiūrėjau ant žemėlapio 50 km. Aš dabar pravažiavęs 20 gal, tai dar 30 turim. Pažiūrėsim, gal dar ką rasim gerą. Šiaip buvo visai įdomu iš tikrųjų. Paslampinėti, pažiūrėti. Aišku, baisiai įspūdingo nieko nėra, bet kaip bebūtų, kiekvieną dieną tokių dalykų nepamatysi. Žiūrėkit, norvegai, kur namą dūrė. Čia yra žuvies ferma. Namą aš nelabai galiu nusileisti į apačią. Čia skardis. Tai ant kelio biškiukas stabtelėjau. Ten žuvų ferma.
O čia pasistatė namą ant prieplaukos, ne prieplauka, blemba, čia kaip ir plūduras toks didelis, ant kurio stovi namas. Tai čia prižiūri, ar čia darbuotojai, neįsivaizduoju, bet pirmas tik matau tokį daiktą. Blemba. Sumasta hebra, ką? Nežinau, per medžius jų matos ar ne, bet blemba, biški durnai, aš negaliu nei išlipti, nei dar kažką. Bet esmė, va. Ir šiaip gan nemažas, kad sakyčiau, kažkoks tai palapinė. Bet ne, 2 aukštų, 2 galų didžiulis namas. Blemba geri jie. Oi, neblogi. Vieną mašiną realiai telpa. Viskas. Tai gerai, kad dažnai yra padaryta va tų išplatėjimų prasilenkimui. Nes jeigu ne, be šansų, nežinau čia kiek atbulą reikėtų stumdytis. Nu, blemba, tiltas tas gražus. Čia va, gal biškiuką stabtelėkim mes. Einam pažiūrėti. Gal galėsim kojas, kurį merk biškiuką. Nu į ką? Kaip jums atrodo? Įmanoma čia kojas kur nors įmerkti ar nelabai? Aš įtariu, kad nelabai. Nebent pro tą žolę čia brautis. Ko aš tikrai nelabai norėčiau. O kad žolių nebūtų ir priėjimas būtų normalus. Nėra tokių galimybių. Va čia va nebent va gali nerti. Nėra nei žolių, nei dar kažko. Biški vanduo jaučiu parūgęs. Nes jau neaišku, kiek laiką iš čia stovi. Blemba, visur žolės. Vadinas, teks važiuoti į dušą man, o ne fjorde kojas plauti. Blemba, vanduo tai atrodo viliuojančiai tikrai. Aišku, sledinis. Blemba, apeisiu visą ratą, bet kas iš to? Jeigu visur žolė, tai visur žolė. Čia net nepraeisiu. Blemba, kokią gamtą graži, ką? Pasaka. Pasaka, klausykite, pasaka, mielieji. Na, einam dar ten biškiuką. Apžvelgsim. Gal bus koks nuolydis netyčia. Nors aišku, šansų mažai. Bet ką gali žinoti. Tai jo, nuolydis yra. Bet ir žolių yra kalnai. Ir žolių, ir dumblų. Šiaip prie gerų norų. Čia gal, sakykim, galėtum kažkiek tais, bet blemba, tų norų pas mane daug nėra. O kadangi daug norą nėra, tai vadinas bus gerai ir be vandens man šį kartą. Nu, va čia gali kojas bandyti kišti. Arba gali ir dar dėti. Oi. Man atrodo, apseikim šį kartą be maudynių. Judam po biškį tolyn. Pažiūrėsim, gal dar ką rasim kažką, jeigu nerasim, važiuosim namo. Kaip be būtų. Dieną eina produktyviai. Radom prieplauką, ko nesitikėjom. Jeigu dar kažkas bus gerai. O jeigu ne, bus gerai tiek. Ką jūs veikiat, papasakokit per atostogas?
Nejaugi taip visi važiuojate kurortus. Ką veikiat, kai nevažiuojat? Parašykite komentarus. Būtų įdomu paskaityti. Gal kažką pritapatinčiau ir savo. Nes blemba namie ten žydėti irgi ne kažką tais. Blemba, užmačiau kažkokią ar mokyklą, ar kažkas panašaus. Nu, lyg ir mokykla buvo parašytas ženklas. Bet tokia neįprasta. Pralėkiau, tai tuoj atsistumsim atbulą biškiuką. Važiuojam pažiūrėti. Tak, žiūrėkit. Įvažiavimas į mokyklą koks. Toks biški žolema paugė, sakyčiau. Nu jo, yra va supynės kažkokias. Aš labai abejoju, kai žinai, čia veiktų. Bet visko gali būti. Nu blemba. Einam pažiūrėti. Tokios mokyklos dar nesu matęs aš. Oba! Nu į ką? Ką čia turim gerą? Nu jo, namelis vaikam žaisti. Kažką žaidė su akmenukais. Pavėsinė. Blemba. Kiek tai mokyklai metų, kaip jūs manot? Ar čia darželis? Nu, bet ne esmė. Gal veikianti dar netyčia? Nes nėra taip, kai jau būtų visiškai neprižiūrėta, konteineris dar pastatytas. Trakinta ar užrakinta, jau matau. Nu, kuo toliau blemba, tuo įdomiau. Einam pažiūrėti, ką dar gera čia. Čia salė kažkokia. Matos ar nesimato per kamerą? Kažkas matos, bet tuščia. O ten telikas. Ant sienos kaba. Vieno žodžio. Futbolo vartai numesti. Einam pažiūrėti. Kas ten dar gero yra. Nu blemba, nu tikrai su tokiais laiptais. Nemanau, kad čia vasaros atostogom užsidarė. Kėdės, žaislai. Nieka įspūdinga. Nieka įspūdinga, bet blemba, ant kelio ženklas pastatytas, kad tipo vaikai, mokykla, bet kad tai mokyklai 100 metų. Ir aš labai abejoju, kad čia jie, kad, nu, aišku, čia Norvegija, čia stebuklų šalis. Nu, bet blemba, nu netikiu, kad čia eitų kas nors, žiūrėkit, takelis į viršų link kelio. Panašu jums, ką išvaikščiotas būtų, ar kad prižiūrėtas. Nu ne. Šitas pastatas kaip ir naudojamas, sakykim, gal, bet ir tai čia klausimas. Supynės, tvarkingos. Nors apskritai Norvegijai viskas tvarkinga. Nėra kaip Lietuvoj, kad tik sulaužyt, kad tik apipaišyt, apipirkšt su dažais. Ką čia? Einam dar per langus, pažiūrėsim. Gal kažką užmatysim gerą. Dar ten vienos durys
Pažiūrėsim, gal atrakintas. Šiaip būtų įdomu užeiti į vidų. Aš manau pažiūrėti. Nieko nėra. Nieko. Nieko nėra visiškai. Žiūrėk, ten namelis, man atrodo, vaikam padarytas buvo kažkada. Einam, pažiūrėsim, šiuką. Nu jo, kažkas. Kažkada buvo. Dabar jau čia laiptukai turėtų būti. Nu jo, ta mokykla jau, sakykim, savo mokinius jau išmokius. Nu, ne, užrakinta. Ten dar pastatas kažkoks. Bet ten jau prasmegęs visiškai. Vienu žodžiu. Einam pažiūrėsim biškiuką. Ar taip, kad jau atvažiavom. Apsilankykim. Svarbu tik tais nenudardėti. Nenusisukt sprandą ir viskas bus gerai. O daugiau jau, kai bus taip. Ai, ne, ten tvorą vairau. Yra tvora, kad mokiniai nepabėgtų, kad nenueitų, nepaskestų. Ja. Čia mes per tą tvorą galim perlipti iš tikrųjų. Aba! Tak, per tvorą perlipam. Einam. Čia valtim buvo laikyti. Gal čia mokė kažkas. Tai mokykloj su valtim plaukiot netyčia iš čia valtį laikydavo savo. Gali būti taip. Ar aš jau visiškai nesąmonę šneku. Ką? Žinai, čia užrakinta. Bet tai čia, tai valčiai plaukti. Ne kitaip. O Jėzu, kiek mūsų. Va. Ne, sorry, bet neprieisiu. Blemba. Nežinau, čia per kamerą matos ar ne. Bet mūsų gyvatins. Įzė, kiek jų čia. Baisu. Sorry, bet musės nelabai man draugai. Tai aš jau tiek tos bėdos. Liksiu nesužinojęs, kas ten viduj. Šlykštų. Baisiai šlykštų. Varom atgal prie mokyklos. Tai ką, bičiuliai, man atrodo, šiandien dienai bus tiek. O aš prisiminsiu vaikystę, kai buvo kažkada įdomu, kai kažkas supdavo ir rėkdavau aukščiau. O mokyklą apėjom, nieko čia įspūdingo. Prieplauką, kur keltas turėdavo atplaukti ir atplaukdavo greičiausiai, apžiūrėjom. O dabar ką? Judėsiu namų link po biškiuką. Niekur čia daugiau nebenuvažiuosi, nuvažiavau visą tą kelią, tą 50 km tą atstumą. Ir nieko įspūdingo iš tikrųjų. O pasivažinėjau, laiką praleidau, pasidžiaugiau ir gerai. Tai va, o dabar ką, aš su jumis jau atsisveikinu. Tad jeigu jau pažiūrėjot, nepamirškit, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykite komentarus, kas jums patiko, galbūt kas nepatiko. O aš ką, sakau, susitiksim kituose video ir ate!